komentaras apie rungtynes. Na, rezultatas iš tikrųjų džiugina, bet buvo, aišku, ir klaidų, bet jau gerėja žaidimas. Ir, aišku, čia ne tas priešininkas, pagal kurį mes turim spręsti mūsų žaidimą. Bet vis tiek jau palyginti su belgais, kaip žaidėm, tai daug geresnė kokybė. Ypač jie tik tai savaitę sportuoja, iš vis kartu susirinkę, neturėjo lyderių pagrindinių dviejų, bet mes nežiūrim į juos, kaip jie žaidžia, bet mes žiūrim savo žaidimą. Nu, žiūrint į save, kuo labiausiai džiaugiate šiandieną? Kovo po lentą, aišku, nu, visi gerai žaidė ir buvo net momentų, kur mes net negalėjom pasų, gal net per daug duodavom tų pasų, kur reikėjo mes, jau stengiamės žaisti komandiškai, bet buvo ir momentų, kada mes jau medžiojom tos taškus. Bet čia, aišku, čia normalu, todėl kad dabar 15 žaidėjų komanda ir konkurencija. Medžiojo taškus turit galvoje, kad individualiai žaidžia kaip krepšininkai? Taip, buvo momentų, aš pastebėjau, kad buvo ir tokių momentų, kad biškai per daug laikėm kamuolį, norėjom gal įmest kažkas daugiau, bet čia normalu. Kaip šiandien brolis įvertino jūsų žaidimą, dar nešnekėjot? Nieko, kaip visada, mane, ką sako, grybas esu ir viskas. Gavai stogą, tai dabar man 2 dienas nedos ramybės dėl to stogo. Ką aš jam galiu pasakyti, sakau, kad bauda buvo. Broli, gal perduokit savo komandos vienam iš narių su gimtadieniu? Taip, Sigitui, aišku, Sigi, sveikinu tave su gimimo diena ir linkiu svarbiausia sveikatos ir, aišku, laimėti Europos čempionatą. Ačiū.